Treneri, rungtynės labai panašios į rungtynės Kaune prieš 3 dienas. Vėlgi, pirmi 2 kėliniai tragiška gynyba, paleisti varžovą ir paskui bandymai vytis antrąją pusę. Šį kartą sekėsi lyg ir biškį geriau negu Kaune. Vytis varžovas ir galvos. Nu tai pirmoji dalyje, aš manau, Šiauliai pajutė savo žaidimą, mes davėm. Kaip sakoma, komanda žaidžia taip, kaip leidė žaisti. Mes tikrai, gynyba buvo tragiškai, nepateikėm patys iš tokių, atrodo, dėkingų padėčių. Davėm pajusti jiems žaidimą ir paskui jau buvo labai sunku stabdyti. Antroji daly padarėm išvadas. Džiaugiuosi, kai vyrai parodė charakterį ir varžybos gavos tokios intriguojančios. Treneri, ko pritrūko paskutiniam keliom sekundėm? Turbūt šalto proto, ko gero, ne? Nes lyg ir viskas buvo savo rankose. Nu, aš manau, kad pritrūko, aišku. Varžybos yra laimimos arba žaidžiamos ne paskutinės sekundę. Jos yra žaidžiamos visas varžybos. Mes pralošėm, galim sakyti, per tokį, nežinau, netgi vaikiškumą gal, taip galim sakyti. Treneri, paskutinės 3 minutės salė turbūt jau priminė tai, kas yra namų aikštelės pranašumas, ko gero trūko tiek pirmose rungtynėse, tiek ir šiandien didžiąją rungtynių dalį. Aš tikrai kviečiu visus į mūsų varžybas. Jų palaikymas mums yra labai svarbus, dėl to, kad tai yra 6. žaidėjas. Nuo pernai metų tai buvo mums didelė labai parama. Taip kad tikrai kviečiu ir šiandien jautėsi jinai labai smarkiai. Treneri, dabar iki kitų rungtynių 5 dienas. Pagaliau turėsite šiek tiek daugiau laiko panalizuoti žaidimą. Kaip rinksitės, duosit poilsio ar ruošitės, kaip vyks pasirengimas iki sekmadienio? Aš manau, biškį duosim poilsio, paskui pradėsim ruoštis jau su pasvaliu žaidimu.